Ar pamenate, kiek šita kamera kainavo per kalėdas? 125 pinigus. O dabar, prašau, dvigubą kamerą ir kainuoja 89 eurus su PVM ir 2 metų garantija. Taip kad pigiau nei per kalėdas, dabar kainuoja šita nauja kamera ir turim ne vieną kamerą, o turim 2 kameras. Tai reiškia, mes galime su viena kamera filmuoti į vieną pusę, o su kita kamera filmuoti į kitą pusę. Ir dar kainuoja pigiau. Šita kamera, tiek kaip ir šita, turi MoSense algoritmą, kas leidžia aptikti žmogaus ir mašinos judėjimą. Tai reiškia, kamera turi ženkliai mažiau melagingų pranešimų apie sniegą, rūką, muses, šakas, šešėlius ir visą kitą. Ženkliai geriau dirba kameros tos, kurios turi šitą ženkliuką mėlyną dėžutės. Tai yra pakankamai svarbu. Dar kas įdomu yra tai, kad jūs šitas kameras galite stebėti ne tik per savo telefoną, bet ir savo kompiuteryje. Štai turim šiek tiek kamerų ir matom gyvą vaizdą. Jei mums žiūrint gyvą vaizdą, kažkur iš kamerų užfiksuoja kažkokį judėjimą žmogaus ar mašinos, mums kamputyje išmeta pranešimą ir kompiuteris tokį varpelio garsą paleidžia. Taip kad galim stebėti kameras ir per naršyklę, ir per telefoną. Jūs kartais klausite, kaip filmuos kamera pas jūs. Mes to niekad pasakyti negalime, nes kiekviena aplinka yra skirtinga. Pavyzdžiui, pas mus nakties metu yra šviesu. Tai yra pirma nakties filmuota, Liepos 16, viskas spalvota ir gražu, bet atminkite, pas mus gatvėje yra apšviesta. Pas mus yra šviesu, taip kad jeigu pas jūs irgi yra kieme šviesu, turėsite spalvotą vaizdą nakties metu. Čia mes matome, kaip tos 2 kameros filmuoja. Viena kamera mato vieną vaizdą, o toliau sekanti mato kitą vaizdą. Mes bendroje sumoje turime platų matymo kampą per 2 kameras. Jeigu mes valdomą kamerą pradėsim sukinėti, fiksuota kamera vis tiek stebės ten, kur yra svarbu. Taip kad puikus sprendimas, puikia kaina, žemiausia kaina Lietuvoje yra pas mus. Prekių mes dar šiek tiek turim, bet jos labai greit mažėja. Taip kad kas mano, kad šita kamera jums bus puikus sprendimas, patartume labai ilgai nelaukti.